Labas rytas. Savo mėgstamoj vieteliai bandysiu atsidaryti linų sezoną, nes jau tiek komentarų gavau. Žvejok lynus, tik tai visi rašo. Tai va, viena meškerytė plūdinė. Jaukas jau brinksta. To viską pasiruošiu ir jaukinam ir pradedam žvejoti. Tai jauką dar sudedu šaldytus dzikūnus, musės lervas. Dar truputį padrėkinu. Tegu pastovi. Einu sumesiu kukurūzus į žuklavietę. Kol kas daug nemetu. Vėliau dar pamėtysiu, jeigu reiks. Žvejosiu įsibrydęs. Čia va bus ant vandens staliukas toks su masalais, kad būtų lengva paimti. Nu, atrodo tai jau labai gražiai. Rytas, vietelė. Tikiuosi, pavyks kažką suvilioti. Bet taip ir liksiu neatsidaręs šiemet linų sezoną. Dedu dzikų kuokštą. Nu va, bandom pagauti lyną. Dar, aišku, reikia pajaukinti dabar. Tokių kukulių padariau. Tai dar padarysiu. Nu, manau, pusę jaukas naudosiu. Pusę kilogramų ir dar pasiliksiu. Nu. Septynis didelius kukulius užmečiau. Po 5-10 beveik. Po 5-9. Nu, laukiam pirmo šių metų lyną. Tikiuosi atplauks jisai ir užkips. Nes žiūri, nori pagauti iš tikrą. Visi atsidarė beveik youtuberiai, žvejai. Aš vienas. Sėdžiu tuščias. Čia kažkaip šitoje vietoje neatsidarinėdavau aš linų sezoną. Nu, aš tik pernai ir pradėjau čia žvejoti. Bet čia kažkaip skaitau, čia šiek tiek tokia gilesnė vieta, galima sakyti. Kažkaip gal atsidarimui nelabai galvojau, bet kad tas vanduo jau sušyla belekaip, kad jau
Po 18 laipsnių, man atrodo, jau buvo ežeruose. Nu, tai čia jau turbūt nebėra labai skirtumo, kur žvejot. Ten, kur sekliau gal pradžiai, būtų buvę geriau. O dabar tai čia jau manau, kad visur ta žuvis pasiskirščius. Nes žolės jau suaugusias, tai jom kaip ir jau yra kur slapstytis, plaukiat ir rankiat gyvūnėlis nuo žolių. Valandą beveik praėjau. Nu, po burbuliavimų ir taip ir nemačiau. Bet žolės juda. Nežinau, kas čia jas judina, bet kažkokia tai veiksmo yra. Čia tos mažas žuvis sukiojasi. Vis plūdė kažkas pajudina, bet tokia rimta kibimo dar nebuvo. Kažkaip taip ir veiksmo yra, bet kaip ir neburbuliuoja. Nu, sunku pasakyti dar čia. Dar tik 1 valanda. Pirma žuvis. Kaip ir tikėtina buvo raudė. Visai maža. Tik pamažinau gylį. Iškart raudės. Puola, nu dar. Pabandyti truputį, bet užmetė iš karto. Raužių ten tiek prisirinkę turbūt. Suklydau, reikia atgal gylį atstatyti. Didžiausia šios dienos žuvis kol kas. Kuoja. O, karšiukas pasirodė. Jau kažkoks geresnis ženklas. Nu, bent jau neraudė. Kad ir koks didesnis karšiokas užkibtų, jau visai nesupykčiau. Dabar ant slieko bandau. Ant viską, ką turėjau, tą ir bandau iš tikro. Ir kukurūzas, ir pinkai, ir musės lervos spalvotas ir nespalvotas. Bet tai jeigu čia jie nesimaitina, ar čia jų nėra,
Nu tai čia. Keisk masalus kiek nori, neužkipsiu. O, šoka kokia. Kur dar viltis yra, tai čia tokia vieta, kur būdavo nuo 8, 9, 10, nu taip, būdavo kimba. Ne taip, kad ten anksti labai ryte, bet sakau tokia, nuo 8 iki 10 būdavo pasigauna žuvų. Tai kol kas dar 8 nėra, pusė 8 kol kas, tai manau pabūsiu bent jau iki 9 kokių ir pažiūrėsiu, ar kiek įdienojus jau, nu, galima sulaukti kibimo ar ne. Jeigu ne, tai, nežinau, nurašysiu turbūt visai šitą vietą. Bent jau kol kas. Reiks keisti tada vandens telkinį turbūt visai. Nu, bet palaukim, pamatysim dar. Nu, dar vienas karšiukas. Keista, kodėl didesnių nėra. Nes būdavo, jeigu čia užkimba. Ten, kad ir puskelė koks. Tokių mažiukų kažkaip nepagaudavau labai. Jau bent jau delniniai būdavo užkimba. Pakilo saulutė. Šiek tiek bangos atsirado. Nežinau, čia į gerą bus ar kad norėjau sakyti, ar į blogą, bet į blogą tai jau į blogą pusę nebėra, kur blogiau ir eit. Tai blogiau tikrai nebus. Ei, kažkokia rimtesnė žuvis. Ir įvarė į žolės. Blemba. Pavadėlis 0. Argi. Lynas. Pagaliau. Blemba, užsikabina jisai. Už žolių. Pagaliau. 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 Pagaliau, pagaliau. Svajonė išsipildė. Pagaliau atsidarau ir aš. Jau buvau viltį praradęs. Eik, savo čia. Kaip stipriai įsikabino. Argi negražus, argi negražuolis. Pirmas lynas šiemet. Pagaliau atsidarau. Aš galvojau, kad čia jau telkinys turbūt numirė turbūt šitas. Dėsiu į sietuką, tegu pabūna. Gal dar pagausiu vieną. Fotosesijai bus. Taip, ne pats mažiausias, sakyčiau.
Blemba, kaip fainai. Pagaliau lynas yra. Atsidarau šių metų lynų sezoną. Liuks. Jau galvojau, kad čia numirė telkinys, nežinau. Kad jau viltį buvau be praradęs. Užkybo be 10-9, tai dabar dar pasėdėsiu tikrai. Nes galvoju, gal ir dar kažkas atplaukė. Bandom pagauti antrą dabar. Kaip fainai. Užkybo ant pinkučių krūvos. Buvo ten ir raudonas, ir geltonos pinkutės. Žiauriai fainai. Nors sakiau, šitą vietą, jinai tokia ne pačio ryto vieta. Eina savo, šitą pinkutės aplink visą ranką. Ne pačio ryto vieta. Nes matyt, čia, kai saulė pakyla, tada nuo tiesioginės saulės lynai slepiasi žolėse. Ir suplaukia čia. Nu tai va. Čia jie gauna pavėsį. Aš taip įsivaizduoju, dėl to čia kimba jau, kai saulė pakilus būna. Po šitą pagauto lyną sumėčiau jauką visą likusi. O ten buvo mažiau negu puskelis. Tai tikiuosi dar kažkas atplauks. Nu tai dabar dar jau pabūsiu. Nes pradžiai planavau kaip ir 9 baigt žvejybą, bet va, be 10-9 užkyba. Tai pasėdėsi, manau, gal net iki 11 kokio ryto. Svarbu, žinau, kad pagauti manoma. Žuvis, reiškia, gali čia atplaukti, tai viskas gerai. Dabar jau nuotaika geresnė iš karto. Dar panašu į lyną. Kažkas didesnė tikrai čia. Aš nebesuprantu, ar yra žuvis ar ne. Ne, yra, peleką matau. Antras. Nu va, ir antras. Susiviliojo. Oi. Taip giliai ryja. Gražus lynas. Aukso spalvos. Tik nėra didelis šitas. Blemba, kaip aš čia jį išoperuoti dabar. Reikia paieškoti atkabeklio kažkokio tai.
Nu, atkabinau. Net gan nesunkiai. Nu, papozuok. O, gražuolis. Antras. Je. Nebeatsitiktinumas jau. Lynas. Būtų vienas, tai dar pagalvotum, kad čia netyčia užplūkė. A jau kai du, tai jau reiškia maitinasi čia jie šitoj vietoj. Eina savo. Trečias pabėgo. Man atrodo, mačiau, kad geltonas šonas buvo. Bet būtų nedidelis visai. Nugi neblogai čia įsidienojus visai. Atsirado ir kibimų, ir žuvų. Nu, užtenka. Saulė belė kaip kepina jau. Čia saulės smūgį toj gausiu. Taip, pasižiūrim, ką pagavom. Trumpa fotosesija bus. Nu va. Du liniukai. Nebaisiai didelį, bet pakovot užteko. Smagus kovotojai. Pirmieji sezono keliauja augt toliau. Vienas gražus. Ir šitas. Ir šitas didesnis. Pliumpt. Nu super, žvejyba užskaitoma. Nors ir atstovėjau vandenį 6 valandas, bet pasigavo 2 linai, atsidariau sezoną, 3 pabėgo dar, bet buvo nedidelis, ten matėsi. Tai labai laimingas, žvejyba užskaityta. Tai jeigu pažiūrėt iki čia, tai uždėkit laiką, užsiprenumeruokit kanalą ir laukit kitų žvejybų. Ačiū Jums, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Ate.